Sveiki, videoblogo pagal jūsų žiūrovai. Šiandien pasipuošiau, nes važiuoju į Alytų. Grįžtu į savo miestą, kuriame baigiau vidurinę mokyklą, pradėjau savo pirmą verslą. Taip sakant, daug gero ir svarbaus išmokau. Tai šiandien jūsų kelionė su manim į Alytų. Į Alytų aš vykstu su Transporto inovacijų asociacija. Turim bendrą renginį su savivaldybė, su Nerijum, su mero miesto, su Alytaus bendruomenė, su logistais. Žodžiu, kažkiek pasidalinsiu, ką darom dabar logistikoje ir kas logistikoje keičiasi, bet aišku bus daug tokių refleksijų apie tai, kaip man sekėsi gyventi Alytui, ką aš mačiau, kokių patirčių tenai suradau. Žodžiu, Alytus, Jurgis, transportas ir inovacijos. Važiuojam. Bet žinok, aš ir pilnai suprantu. Aš biškį noriu jūs nutraukti. Su manim į Alytų atvažiavo mano kolegės iš Transporto inovacijų asociacijos, nes mes turim bendrą renginį su savivaldybė, bet aš jungiu kamerą dėl to, noriu parodyti, kur buvo mano pirmas alaus baras Alytui. Kol nebuvo va šitos iki, mums labai gerai ėjosi, nes iki jau pastatė man jau čia turint barą. Ir paskui jie nukonkuravo su Švyturio gintariniu už litą 69 mano va ir klientai potencialus va yra susirinkę. Va šitam name buvo mano, visas šitas namas buvo mano baras. O čia turėjau tokį labai gerą kambarį. Buvo VIP salė. Tai jo, judam link savivaldybės. Turim renginio pradžią 9, bet jau žmonės renkasi. Tai mus priėmė tokioje labai gražioj salėj. Šitoj salėj buvau, atskaičiuojant taip, manau, kad prieš 25 metus paskutinį kartą. Nes labai ankstyvoj paauglystėj aš dalyvau moksleivių taryboj. Tada buvo renkamas moksleivių parlamentas ir tai buvo mano viena iš pirmų tokių aktyvių lyderystės apraiškų. Ir atsimenu, šitoj salėje viskas čia vyko, tai viskas čia buvo žmonių daug, visi renkasi. Bus geras renginys. Nu, baigėsi pirma dalis, einam į kavos pertrauką, savivaldybė vaišina. Nu va, pasibaigė mes renginį. Dainis mano partijos mane nuves dabar į Geinį. Čia Geinis anksčiau vadinosi. Čia buvo vienas iš tokių prestižinių naktinių klubų. Nu, barų, ne? Kažkada gyventi. Geras, su šokiais. Šokiais būdavo, čia visi šokdavo. Čia patekt būdavo sudėtinga. Čia toks jau buvo prabangus. Dabar va, Dzūkų nacionalinė virtuvė. Antra mūsų dienos dalis, tai yra Glass LT gamykla. Kai darom renginius išvykstamosius, visą laiką turim site vizitus. Labai smagu, kad pakviečia, čia kažkokia transporto įmonė yra. Nu va, vidui kaip ir reikėjo tikėtis, neleido filmuoti, tai tik tai iš aplinkui pasimojuojam Factory Glass. Bet įspūdinga. Man visą laiką gamyba visą laiką atrodė daug įdomiau negu paslaugos. Suprantu, kad investicijos daug didesnės, bet iš tikrųjų gamyba, tu gali tada efektyvumą kontroliuoti, kitus dalykus, o paslaugose vis tik yra labai daug dedamųjų dalių. Tai va, smagu, pasižiūrėjom, varom pasiimam mūsų kolegę, kuri liko dar savivaldybei pravesti vienos iš diskusijų. Viskas, atsisveikinom su nariais, su partneriais, kolegom. Grįžtam su Astamis į kofeiną. Asta už gerą jos darbą pavaišinsiu kava. Nu, kiek vertini iš 10? Nu, bent jau 9, tai tikrai. Nu, ir aš manau tikras 10-tukas čia galėtų būti. Gal toks su minusiuku, nes buvo biški per mažai žmonių. Gaila, kad mažai pavyko parodyti Alytaus ir mano tų tokių įsimintinų vietų. Tai matėt savivaldybę, matėt mano pirmą baro vietą, bet šiaip iš tikrųjų tai daug ten tų sentimentų, daug tų vietų. Aš dar turėjau vieną barą buvusioj baldų parduotuviai. Alytiškiai tikai atsimins, audiniai ten buvo anksčiau, man atrodo. Žodžiu, priešais visai netoli turgaus. Kažkada gėlės tenai buvo, paskui aš ten atvedžiau vandentiekį, padariau tualetą, šiltą vandenį ir atidariau savo antrą baro tašką. Dar tenai turėjau Dzūkijos tokioje viduriniai mokykloje savo pirmą verslą. Tai yra interneto kavinė. Irgi visai netoli to taško. Šiandien aš kolegės pravežiau, kadangi kalbėjom darbo reikalais, tai vat nesugebėjau jų pafilmuoti ir parodyti. Tai nežinau, jeigu norit vlogo iš Alytaus, kur aš vaikštau ir dalinuosi savo sentimentais, tai tikrai labai prašau. Bara talka? Labas, Kibrytė, aš einu persirengti nuo kostiumo. Gerai, lėkit. Šiandien vėl kostiumas, bet šiandien Vilniui, šiandien visai kita diena. Tai turėsiu progą savo atžalas nuvežti, pasipasakosim, kaip reikalai vieniem kitiem, ne? Dovydas iš vis dabar 3 dienas tai turėjo mokymus, nebuvo pamokų, o ruošėsi gynybai, ar ne? Kaip čia bus pavadinti? Tikriausiai. Gynyba čia ar tiesiog savisauga? Ir tas, ar ne? Dabar lekiam, o paskui papasakosiu, kur šiandien einu.
ir papasakosiu šiek tiek, kodėl tą darau. Kadangi atvažiavau beveik valandą anksčiau, negu prasidės renginys, tai radau dar parkingo vietą. Ką noriu pasakyti? Vakar asociacijos renginys buvo skirtas naujų narių pritraukimui. Esam pasirinkę tokią strategiją, jau ne pirmą kartą videoblogę dalinausi ir filmavau, kad reiškia važiuojam į regionus, esam buvę Panevėžy, esam buvę Klaipėdoj, darom renginį, į tą renginį registruojasi žmonės, kuriem tai yra aktualu ir kuriem įdomu, ir tada iš to renginio galima pritraukti naujų asociacijos narių, naujų temų, naujų minčių. Kodėl tas veikia? Tas veikia dėl to, kad žmonės užsipildo patys kontaktus, užsipildo patys savo poreikius, net įdeda pastangų ir ateina į renginį. O žinokit, net ir tie, kurie neteina, irgi vis tiek gali būti nariai. Tai, pavyzdžiui, vakar iš vakarykščio renginio buvo registracija berods 702 ar 76 žmonės. Iš tų 72 ar 6, aš tikiuosi 6, 7, o gal net ir 8 naujų narių asociacijai. Kam asociacijai reikalingi nariai? Kai tu sprendi kokį nors svarbų klausimą, reikalą, labai žmonės dažnai atsižvelgia. Tai kiek žmonių, kiek narių tam pritarė. Tai dėl to reikia tų narių skaičių didinti, bet kita yra problema, kad tu negali didinti taip, kad negali jinai labai išsiplėsti, nes tada atsiranda labai daug skirtingų temų, kurias tu turi atspindėti. Pavyzdžiui, mūsų asociacijai jau aišku, kad turim 35% vežėjų, tada turim 35% IT ir startuolių, kurie teikia tiem vežėjim paslaugas, ir tada turim 30%, vadinkim taip, elektrifikacija, skaitmenizacija ir kiti dalykai. Ir tie visi dalykai reikalauja mūsų dėmesio, laiko ir energijos. Tai žiūriu, čia jau visi renkasi, einam susirasti gerą vietą. Žmonės renkasi, reikia vietas užsiimti. Aš galiu susilažinti, kad aš esu vienintelis blogeris, kurį apsauga labai kreivai žiūri. Šitokiam rimtam forume tikriausiai bus tiek Ukrainos prezidentas, Lietuvos prezidentas, dar kitų šalių prezidentai. Judam link to, kad vis dėlto norim kaip Lietuva turėti tam tikrą lyderystę, būtent logistikoje, skaitmenizavime, ir šitas 3 jūrų forumas būtent yra apie tai, kad mes Lietuva galim sukurti daug ir labai rimtų ir mums visiems labai didelę reikšmę turinčių projektų. Tai pasižiūrėsim, kaip šiandien diena praeis, bet daug kostiumuotų labai rimtų žmonių, pilna apsaugos ir viskas aišku dėl to. Bus didieji Lietuvos ir Europos žmonės. B2B susitikimai bus kažkur čia. Esu kaip pavėlybiškai pafilmuosiu, pažiūrėkit, kai vyksta B2B susitikimai. Ūžia. Tai reikia pasimokyti mūsų transporto inovacijų forumą. Šitą formatą. Šiaip fainai. Taigi kiek žmonių. Ir visi susitikinėja. Prasivedžiau kelias B2B susitikimus. Abu buvo, manau, man labai naudingi ir įdomus. Go Green gali pasinagrinėti. Bet reikia lėkti. Dabar žmonės taip skaniai valgo. Problema, kai nori būti ir verslininkas, ir užsiimti kažkokiu tvarumu, visą laiką to laiko neužtenka. Tai dabar lėkiu būti verslininku, lėkiu prasivesiu susirinkimą dėl pardavimų kažkokio tai developinimo ir grįšiu vėl atgal. Paukosiu maistą, bet man to maisto užtenka, aš privalgysis. Tuoj papasakosiu, kodėl aš einu į tokius renginius ir ką jūsų galima pasiekti. Jeigu vakar mūsų asociacijos renginys buvo parodyti mūsų asociacijos ekspertiškumą, pristatyti aktualias temas ir be abejo pritraukti narius, kuriems tai svarbu ir kuriems tokių sprendimų reikia ir kuriems reikia, kad jais pasirūpintų, tai šiandien dienos renginys, šitas 3 jūrų verslo forumas, yra visai kitoks. Tai yra būtent ta vieta, kur mes su ta problematika, su poreikiu ateinam ieškoti sprendimų. Tokių 3 jūrų forumuose tikrai galima visą laiką rasti ES lėšų vienai ar kitai problemai spręsti, galima rasti partnerių arba galima pardavinėti dalyvavimą transporto inovacijų forume. Iš tikrųjų visai netyčia man į B2B pakvietė net 2 įmonės, kurios man pitchino ir reklamavo savo sprendimus. Viena yra siūlo TMS-ą transporto įmonėm, kitas siūlė sandėlių valdymo sistemą. Tai sakau, hebra, transporto inovacijų forumas. Atvažiuojat, pasistatot stenduką, atsivežat kažką parodyti ir puikiai vieta jums paslaugom pristatyti ir pardavinėti. Tai aš čia ėjau ir dar eisiu, kad mes gautumėm
lėšų mūsų transporto sektoriui skaitmenizuoti ir išspręsti problemom, ypač ant Ukrainos sienos ilgos eilės. Kitas problemas, kur sako CO2 matavimas, dabar mes taip vargstam darydami tas deklaracijas, ataskaitas CO2 ir dar ne iki galo suprantam kam. Tai o kodėl negauti lėšų automatizuoti tam dalykų, skaitmenizuoti? Juk atrodo, dirbtinis intelektas dabar jam sukėlus visus mūsų duomenis, sąskaitas, jisai galėtų paskaičiuoti, parengti reikiamą formatu, reikiamų laiku, reikiamą vietoje tas visas ir CO2 ataskaitas. Bet tam ko reikia? Tam reikia pinigų ir tam reikia žmonių, kurie galėtų tą sprendimą padaryti. Tai aš čia ėjau tam, kad surasti ir pasikalbėti su tinkamais ES valdininkais, kad išaiškinti, kaip mūsų transporto sektoriui dabar yra keliami dideli reikalavimai, o uždarbio mes neturim ir iš ko mes tai galim pasidaryti, nes taip atrodo, bet, pavyzdžiui, dabar nauji keičiami tachografai mašinose. Tachografas tai yra tokia vairuotojo darbo laiko apskaitos įrengimas, kuris reikalingas, kad galima būtų kontroliuoti, kiek vairuotojas ilsisi, kiek vairuotojas dirba. Jūs negalvokit, kad fūros vairuotojas tai važiuoja 7:24. Ne, jisai irgi kaip ir mes, eina ryte į darbą, vairuoja, vakare pasistato tą vilkiką ir eina namo. Nu, jo tik tai namai, tai yra ant galinės automobilio sėdynės. Tai ten ne galinė automobilio sėdynė, ten visas kambarys, naujesnėse mašinose jis dar komfortiškesnis negu anksčiau buvo, bet jisai turi griežtai laikytis darbo ir poilsio režimų. Tai dabar yra diegiami nauji skaitmeniniai tachografai, kuriuos įsigyti kainuoja, man atrodo, 2,5 tūkstančio. Ir įsivaizduokite, jeigu jūs transporto įmonė turite 30 vilkikų, tai jums dabar iš kažkur tai reikės ištraukti 70 tūkstančių eurų, kad jūs nusipirktumėte tuos skaitmeninius tachografus. Va tokios problemos kankina mūsų dabar transporto sektorių, kai mes ir taip patiriam didelius nuostolius. Oi, dar spėsiu atsiliepti į skambutį, kol atvažiuosiu iki ofiso. Ankstyvas penktadienio rytas. Šiandien stengsiuos padaryti kuo daugiau, nes šitos 2 dienos Alytuj ir 3 jūrų forume atėmė nemažai mano operacinio laiko, tokių tikrų darbų, kuriuos man reikia padaryti. Nors ir stengiausi elektroninius paštus tikrinti, atsakinėti, priiminėti sprendimus, bet vis tiek paštai yra apie 80 laiškų neskaitytų. Tada iš forumų parsivežtos informacijos, pavyzdžiui, Alytuj, tai ten susitikom su 2 vežėjais, kurie važiuoja į Angliją. Tai reikia perduoti mano pardavėjam ir atiduoti, kad jie su jais susiskambintų, pasikalbėtų, galbūt padarytų sutartis ir gal bus užsakymų. Vakar 3 jūrų forume jau pačioj pabaigoje pavyko gauti Anglijos kažkokios tai komercijos atašė kontaktus. Ir aš papasakau, sakau, žiūrėk, yra tokia problema. Mes kaip Lietuvos įmonė teikiam labai geras, su didelė patirtim muitinės paslaugas, nes mes Lietuvoje tai muitinę turim ir visus 12 metų tame dirbam, o jūs Anglijoje tai ką, tik dabar pradėjo. Ir sakau, bet mums su tais anglais netaip jau lengva. Reikia kažkokio tai pastiprinimo ar palaikymo. Tai sako, okei, parašyk man. Bet reikia pagalvoti, ką parašyti. Reikia sugalvoti, ką parašyti. Reikia parašyti angliškai. British English. Tai po tokių užduotėlių dar apart to, kad ten patvirtint kainas, patvirtint priedus, patvirtint komandiruotes, kažką galbūt atleisti. Dar yra ir tokių papildomų dalykų, kuriuos parsivežiau iš forumo. Все, einam? Namo? Maja, namo? Monday, einam? Šiandien nusprendžiau ir savo kontaktus, su kuriais kontaktuoju, vestis į kažkokį CRM. Tai paprašiau Deimantės, kad jinai kaip asistentė surastų kažkokį tai, reiškia, CRM, kuris nebūtų labai brangus, nes dabar mano CRM-as tai va toks, žinai. Čia susirašau tipo tuos, kuriuos pinginu. Čia kontaktai per pastarąsias dienas. Tiem kontaktam nusiunčiu kažkokias užklausas ar kažkokius klausimus ir laukiu iš jų atsakymo. Ir dažniausiai, jeigu jų nepingini, tai tie atsakymai ir pradingsta. Tai follow-upas yra pati geriausia taisyklė, kuri atneša gerus rezultatus. Nu va, apdovanojo mane. Ai. Visai kitur raudonus lapelius dalina. Oi, tai būna, kai skubi, nori viską suspėti, padaryti.
tenka, kaip sakant, atitikti tą BMW įvaizdį. Tikrai neslėpsiu, kartais statau naglai, niekada nesu pastatęs į neįgalioje vietą, bet pavyzdžiui po ženklu, šiandien stovėjau po ženklu, bet ženklas buvo stovėti negalima, o stoti galima, žodžiu. Tai be to, kad aš noriu dabar pradėti savo kontaktus vesti į CRM ir specialiai, vat šią savaitę, kur sutiktų žmonės, noriu taip pingint ir davesti kaip pardavėjai, žinai, kaip daveda iki taip arba ne. Tai vat irgi noriu taip, kad, reiškia, specialiai įsikelti savo tokį iššūkį, kad su žmonėms sutiktais šią savaitę, tai arba taip, arba jau ne ir visą laiką ne. Tai čia yra mano tokia siekiamybė. Tada antra siekiamybė mano. Labai noriu išsigryninti Anglijos skyriaus pardavimo strategiją. Kitaip sakant, mūsų Lenkijos ir Lietuvos skyriai dirba su būtent klientais iš kitų šalių. Iškia, tai yra visiškai nesusiję su Anglija, tai yra labiau susiję su vežėjais, kurie važiuoja į Angliją, veža krovinius į Angliją, veža krovinius iš Anglijos. O pačioje Anglijoje dirbantis skyrius turi dirbti su angliškom įmonėm. Ir va ten labai svarbu gerai suprasti, su kokiom prekiam mums reikia dirbti ir kokių prekių mes muitinės tarpininkai specialistai būsim. Ir, žinai, kai jie pradeda analizuoti, matosi, kad iš tikrųjų daug didesnę dalį krovinių anglai gabena oro transportą. Daug didesnę dalį krovinių jie gabena jūrų transportą. O žemės transportas užima pačią mažiausią būtent logistikos dalį. Tai labai yra svarbu gerai išsigryninti, kokios tos prekės bus. Ir tada galbūt ateisim į naujas rinkas, nes turim licenzijas, galim dirbti kiekvienam uoste. Turim licenciją, galim dirbti su intermodalu, kada nesikelia vairuotojas su galva, kaip čia mes vadinam to, krovininiu vilkiku, kitaip sakant, o keliasi tik pati priekaba, tai galim dirbti. Aišku, gal galim dirbti ir su kokiu geležinkeliu, nežinau, Anglijoje kaip išvystytas geležinkelis ir tas būtent intermodalas. Tai, žodžiu, apie prekes. Tada turim pasiruošti prezentaciją kitam savaitgaliui. Bet šiandien diena dar nesibaigė, nes dabar lėksiu į Veisiejus, į mokyklą. Kaip suprantu, vyks Veisiejuose renginys naktis mokykloje. Tai aš tikrai nuvažiuosiu, nes manau, kad mano ir yra pagrindinė misija ir užduoti šitam gyvenime tai perduoti savo žinias ir įkvėpti nors 10 žmonių padaryti daugiau negu padariau aš. Tai laukia dar manęs kelionė į Veisiejus. Tikiuosi, jūs irgi važiuosit, ką? Nu va, neužtrukom 2 valandų. Sigito Gedos gimnazija. Mokiniai, matau, siaučia mokykloje. Matyt salę viršui. O plus, kadangi aš mokiausi 3 kartus tam pačiam universitete, 9 metus bakalauro aš baiginėjau, tai aš 3 grupės turėjau, tai 100 žmonių pažinau per tą patį. Tai reiškia, visą laiką reikia suprasti, kad universitetas yra ne tik tai žinios, bet ir aplinka. Pabundau anksti ryte ir mąstau apie tave, jūs. O taip, meilė mano. Nu viskas, užbaigėm sėkmingai vakarą, sustojom Baltic Petroleum, pasipildyti atsargų, ne mašinos, bet savo. Iškiai užkasiu kokį riešutuką, išgersiu kokio vandens, noriu atstatyti savo pusiausvyrą ir lėksim jau. Iš tikrųjų, ne taip ir anksti, 22:53. Va tokie tie vakarai mokyklose, bet labai noriu tą jaunimą palaikyti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kartais, kai gaunu tą klausimą, šiandien tikrai labai gerų klausimų gavau. Tai Veisiejų Sigito Gedos mokyklos mokiniai tikrai gali didžiuotis savim. Tai iš tikrųjų gali chebra savim didžiuotis ir mokiniai vieni kitais ir mokytojai savo mokiniais. Ir tikriausiai mokiniai mokytojais gali didžiuotis. Tiesiog buvo puikus vakaras, užbaigė viską gerbiamas Anatolijus. Tikrai smagu visą laiką prisidėti, dalyvauti. Ir ypač, kai tu jauti, kad tave klauso, girdi. Ir daug dieve. Nors vienam iš jų padėjau, tai jaučiuosi, kad padarė savo misiją. Dabar į kelionę, tai čia ir norėčiau užbaigti savo videoblogą, savo savaitę. Ir kaip sakant, darykit gerus darbus ir jums bus atsidėkota. Ačiū, kad žiūrit, tai nepamirškit like, subscribe. Iki kito karto.